Sveiki, mano gėlytė, su jumis aš esu Adelė ir šiandien yra 7 serija Užburtas kaimas. Tai ką, sėkmė žiūrėti. Kodėl močiutė taip ilgai žiūri tą žemėlapį? Gerai. Kad čia gerą telefoną. Anukėlė, Ką? žiūrėk, prisiminiau labai svarbaus. Tai prieš daugelį metų, kažkur liktai apie 2000 metais buvom labai geras draugas. Tai aš, Adriana ir Austė. Bet vieną dieną Austė pasiūlė užburti kaimą. Ji domėjosi senomis legendomis ir paslaptingomis galiomis. Tuo metu pas mus kaime buvo labai atsitikę daug nelaimių. Ten daug žmonių mirė vieną dieną, daug vaikų negimė, avarijos visokios, ir taip toliau. Todėl Austė pasiūlė panaudoti senovinį užkeikimą, kuris apsaugotų kaimą. Tai po paslaptingos ceremonijos prie keistų durų tokių, kur sukūrėme ir daugelis žmonių tikėjo, kad užkeikimas suveikia, bet tada po 2 dienų Austė pradingo. Aišku. Taigi kaip ir trumpa, kaip ir ilga istorija vienu metu. O tau nėra keista, kad toks dalykas, noriu pasakyti. Tokia yra Austė, su kuria aš irgi bendrauju. Jinai tiek daug legendų papasakoja. Tuo tau tokį pasakysiu vieną. Tokia ir legenda. Bet iš kur jinai žino tai? Bet aš ir nežinau. Viskas susijęs su tavo ta Austė, kurią tu sakai. Gerai, kviesk jau savo mamą, eisim pusryčiauti. Gerai. Mama, o kur močiutė? Jinai liktai į lauką išėjo, nežinau. Gerai. Močiute. Tu prisimeni savo albumą? Ir gali man jį duoti? Eik pažiūrėk stalčiui. O kuriam? Antram. O kur kairė ar kur dešiniai? Dešiniai antram stalčiui. Gerai, ačiū. Prašau. Taip, sakykime, kad čia dešiniai. Šitas albumas. Taip. Čia kaip 2000 metai. Pala, čia Austė? Atrodo kaip dabar. Čia kažkas tai yra ne tas. Nes viskas susijęsi kaip su Austė. Gerai. Padėsiu gal geriau atgal. Vėliau reikės paklausyti gal, kad mes kartu sužiūrėtume viską. Kiti pradėjo lyti. Gerai, kad aš pasiėmiau paspirtuką ir skyti laiko. Padėsiu pasijęsti paspirtuką. Kur Gabija išvis? Čia kaip ir nėra.
Adriana, ką tu čia darai? Nu, labas, žinok. Labas, aš vos šlapu visam. A ką lietus lyja? Nematai? Jo, lyja, matau dabar. Tai kaip pagalvoju, kada tada aš su skėčiu atvažiavau? Supratau. Nu, tai kažką man norėjai sakyti. Ai, tu, Marija, tiksliai. Mes turim nueiti prie tų durų vėl. Vėl? Anąkart, kada mes buvom išėjusios prie durų, apkeikimas nesuveikia, reikia eiti dar kartą. Knygą turi? Knygą? Turiu. Gerai, aš ir ištrauksiu. Pats irgi turiu. Gerai, tai einam. Plak. Jau nebylyje. Kam aš tada pasiėmiau skėtį? Man iš kur žinot. Einam jau. Atėjom. Nu jo. O čia kodėl taip tamsu? A mes kartą šviesą neužgeisinom prie to karto? Nu ne, negesinam. O, kaip čia ryšku. O kodėl taip šalta? Žinau. Tikrai labai čia šalta. Seniau nebūdavo tai. Aha. O, tik normaliai šilta taip pat. Ir ant šitos sienos niekada nieko nebūdavo užrašyta. Aha. Įdomu. Žiūrėk, kaip aš tą G-A-A. Atrodo, kaip Gabija panašiai. Kaip vardas tavo. Nu, bet ašgi čia nebūnu, bet tavęs aš neinu čia niekada diena. Nes sau reikia tipo, kad tikrai sužinot tuos burtus, kaip ten reikia daryti. Tak, gerai. Knygą turi ateik čia. A čia tai labai šalta negu ten. Nu, tikrai labai. Nu, taip knyga. Taip šaltas, nesuprantu, kodėl taip. Gerai, pasakai, kokiam puslapį tas užkeikimas. Tuoj. Pas mane 50 aš radau. Pas mane 54. Gerai. Tai mums pagal teoriją, kad mes atburtume mūsų miestą, mes turime pasakyti dar kartą užkikimą, bet praeitą kartą mes ir sakėm, nieko neatsitiko naujo. Apala. Tu aš kiekvieną puslapį buvau radus, kai ten tiesiog varčiau. Tuoj. Va, radau 115. Kaip galima iš tikrųjų atburti šitą kaimą, tai reikės pasakyti 5 kartus. Atsiburk mūsų kaimas greičiau. Reikia sakyti, atsiburk mūsų kaimas greičiau. Reikia taip sakyti 5 kartus. Jeigu tai pavyks, tada turėtų taip kažkaip tai, kaip ir parašyta, kad tada sudrebėtų turi šitas vietą, kai sudrebės reikia, mes jau atbūrim šitą kaimą. Nu gerai, pabandom. Labai gražus šiandien buvo oras, bet lyja, bet nieko. Kas čia per siluetas? Kas šiandien per siluetas?
keista. Kaip pradingo? Kurelė, ką tu ten žiūri per langą? Oi, ką? Tiesiog čia žiūrim pro langą. Negaliu? Supratau. Ačiū, kad žiūrėjote mano šitą video. Tai su jumis buvau aš ir mano mama. Ate! Iki.